Sveiki visi. Šiandien išverčiau štai tokį įrašą, kuris, manau, jau daugumo jūsų tikrai nėra naujiena. Ne visi galbūt supranta, apie ką eina kalba. Na, čia tiesiog galime stebėti tokį kaip, nežinau, šou. Netikiu, kad tokie parazitai bus teisiami. Apie tai, kaip lengvai galima iš šios sistemos kastuvų kabinti pinigėlius. Kitaip sakant, mūsų energiją, mūsų sumokėtus mokesčius, atiduota gyvenimą už tuos pinigus, kuriuos paima neklausdami, neva valstybės naudom, bet tuo naudojasi tokie išverstas kūrėjai. Kažkaip abejoju, kad ten yra bent vienas kitoks valdžioje, nesvarbu kokioje šalyje būtų tai. Žinoma, visada būna išimčių iš taisyklių. Na, žodžiu, draugai, galima pasižiūrėti šį spektaklį. Taigi, paklausom. Ačiū, pirmininkė. Žinai, niekas taip nespinduliuoja sąžiningumu, kaip pasinaudojęs 5 pataisą. Ką, daktarė? Išbandykime šitą. Kokia šiandien savaitės diena? Pasitarę su advokatu pagarbiai atsisakau atsakinėti remdamasi savo teisėmis pagal Konstitucijos 5 pataisą. Kokia jūsų kaklaraiščio spalva? Pasitarę su advokatu pagarbiai atsisakau atsakinėti remdamasi savo teisėmis pagal Konstitucijos 5 pataisą. Kokia kilimo prieš jūs spalva? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Išsiaiškinkime vieną dalyką. Jūs neturite jokių teisių pagal 5 pataisą, nes jums buvo suteikta malonė, kaip jūs puikiai žinote. Kaip aukščiausias teismas aiškiai teigia jau daugiau nei 10 metį byloje Brown prieš Walker 1896 metai, kai asmeniui suteikime malonė, jis negali remti šią privilegiją. Jūs tai žinote, jūsų teisininkai sėdintys už jūsų ir dabar neramiai besisukiuojantys kėdėse. Tai žino. Čia kalbama apie konstituciją, čia kalbama apie įstatymą, čia kalbama apie nepagarbą. Nepagarbą šią instituciją, nepagarbą Amerikos tautai. Bet manau, kad žinau, kodėl taip darote. Todėl, kad nenorite atsakinėti į klausimus. Todėl, kad pridarėte visokių baisių dalykų. Todėl, kad pandemijos metu jūs praturtėjote, ar ne? Jūs turtėjote, kol žmonės mirė. 100 000 amerikiečių, o galiausiai daugiau nei milijonas. O jūs turtėjote ir ne tik tai. Jūs naudojatės federaliniais darbuotojais ir mokesčių mokėtųjų pinigais, kad jie jums asmeniškai prašytų ir siektų pinigų premijų. Pinigų premijų, kurių bendra suma viršė $1 milijoną. Jūs visą tai darėte pandemijos metu. Tiesa? Čia klausimas. Pasitarę su advokatu pagarbiai atsisakau atsakinėti remdamasi savo teisėmis pagal Konstitucijos 5 pataisą. Ar prisimenate Gregą Fulkersą? Kas jis toks buvo? Pasitarę su advokatu pagarbiai atsisakau atsakinėti remdamasi savo teisėmis pagal Konstitucijos 5 pataisą. Atsakymas. Jūsų štabo vadovas. Ar prisimenate Patricija Conrad? Kas ji tokia buvo? Aha, ji buvo jūsų asmeninė padėjėja. Ir ką šie asmenys veikė pačiame pandemijos įkarštyje 2020 lapkritį, kai milijonai amerikiečių kentėjo nuo COVID-19. Ką jie veikė? Aš jums pasakysiu, ką jie veikė. Fulkersas jūsų vardu rinko informaciją ir teikė paraišką piniginiam apdovanojimui gauti. Pažvelkite į tai. Turime jo elektroninį laišką tiesiai čia, man už nugaros. Fulkersas rašo, dirbu prie šios Dan David apdovanojimo nominacijos Fauci. Mums reikia sustiprinti KOV dalį. Ar turi paruošto teksto, kuriuo galėtum pasidalinti ir kuriame aprašoma, kaip naujais būdais reagavome į COVID-ą? Jis siunčia tai keliems federaliniams darbuotojams. Kas buvo Dan David apdovanojimas? Ar prisimenate, daktarė? Pasitarę su advokatu pagarbiai atsisakau atsakinėti remdamasi savo teisėmis pagal Konstitucijos 5 pataisą. Tai buvo $900 000 piniginis apdovanojimas. $900 000 piniginis apdovanojimas. Ir jis jį gavo todėl, kad tam panaudojo federalinius darbuotojus. Ir tai nebuvo vienintelis apdovanojimas, ar ne, daktarė Fauci? Iš tiesų, jūs teikėte paraiškas ir gavote bent 8 kitas federalinės piniginės premijas darbo metu, naudodamasis federaliniais darbuotojais ir resursais. Štai, jie man už nugaros. Be Dan David apdovanojimo dar turite Partnership for Public Service, turite Adelsono premiją, turite Smithsonian apdovanojimą, turite Nacionalinės medicinos akademijos apdovanojimą, turite CDC fondo apdovanojimą. Tiesą sakant, jūs pavertėte savo darbuotojus pilno etato paraiškų teikimo mašina. Jūs netgi rašėte žmonėms ir klausėte, kaip manote, galbūt aš tikčiau. Ir už visą tai gavote pinigų. Ir tai nebuvo tik vienas ar du darbuotojai, ar ne? Iš tiesų, jūs naudojotės 8 atskirais
kitais federaliniais darbuotojais federalinio darbo metu, naudodamas federalinius resursus, kad gautumėte piniginius apdovanojimus. Argi tai netiesa? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Štai jie visi man už nugaros, štai jie visi. Žmonės, kuriais naudojotės, federaliniai darbuotojai, kad galėtumėte gauti grinųjų pinigų. Ir pati juokingiausia dalis yra tam, kad jums neužteko vien to, jog privertėte juos teikti paraiškas visiems šiems apdovanojimams. Jūs tada liepėte jiems eiti į etikos agentūras bei etikos sargus ir reikalauti, kad jums būtų leista paimti tuos pinigus. Teisingai, mes tai turime jūsų elektroniniuose laiškuose. Jūsų komanda ir darbuotojai federalinių darbo metu, naudodami federalinius resursus ir gaudami atlyginimą iš federalinių lėšų, rinko jums pinigus. O tada jie apsisukę sako agentūrai, mums neužtenka tiesiog kokio nors atsakymo. Mums reikia gauti atsakymą taip, nes Fauci nori pinigų. Jis jų nori, mes norime gauti taip, o atsakymui taip reikia laiko. Tai vėl jūsų štabo vadovas, naudojantis federalinį elektroninį paštą, kad darytų spaudimą pačios agentūros etikos specialistams, jog jūs gautumėte pinigų ir praturtėtumėte. Ir tai pažeidė įstatymą, ar ne, daktare Fauci? Argi ne? Tai pažeidė įstatymą tiesa? Į šį klausimą galite atsakyti. Prašom. Na ir vėl, pasitarę su advokatu pagarbiai, sakau atsakinėti remdamasi savo teisėmis pagal Konstitucijos 5 pataisą. Federalinis įstatymas, kaip jūs puikiai žinote, draudžia federaliniams darbuotojams prašyti piniginių apdovanojimų ir kitos asmeninės naudos. Ir jis griežtai draudžia naudoti savo darbuotoją šiam tikslui. 5 CFR skirsnės 2635.25b, tai parašyta juodu ant balto. Negalima naudoti federalinių resursų, federalinių pinigų, federalinių darbuotojų, federalinių kabinetų, federalinio elektroninio pašto ir federalinio laiko piniginiams apdovanojimams rinkti. O jūs padarėte visą tai. Ir baisiausia dalis, tūkstančiai žmonių mirė, kol jūs tai darėte. Jūs turėjote būti tautos gydytojas, o vietoj to tik vaidinote jį televizijoje. Štai kam leidote savo laiką. Argi tai netiesa? Pasitarę su advokatu pagarbiai sakau atsakinėti remdamasi savo teisėmis pagal Konstitucijos 5 pataisą. Taip, suprantu kodėl, tikrai suprantu kodėl. Žinote, ko aš nelabai suprantu, kodėl buvote taip apsėstas šio dalyko, juk jūs ir taip turtingas. Aš turiu omenyje, jūsų schema suveikė, jūsų turto vertė dabar viršyje $12 milijonų. Per COVID pandemiją, per 12-24 mėnesių laikotarpį jūs gavote daugiau nei $1 milijoną piniginiais apdovanojimais. $1 milijoną susižėrėte grynaisiais naudodamasis federaliniais resursais. Dabar esate vertas daugiau nei $12 milijonų. Turite pensiją, kuri jau pirmaisiais metais išmokėjo daugiau nei $400,000 per metus. 1 milijonas mirusių žmonių, jūs turtėjate. 1 milijonas mirusių žmonių, jūs naudojatės federaliniais darbuotojais, kad gautumėte piniginių apdovanojimų. 1 milijonas mirusių žmonių, o jūs sėdite čia ir naudojatės 5 pataisą, nes nenorite pripažinti, kad visą tą laiką vyko ilgus mėnesius ir metus trukęs savo paties interesų tenkinimas. Argi tai netiesa, daktare Fauci? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Taip, tylėjimas yra prisipažinimas, o štai kaip yra iš tikrųjų. Galiausiai juk kalba ėjo ne tik apie pinigus, ar ne? Tai buvo tiesiog siekis demonstruoti valdžią. Jūs norėjote būti garsiausias mokslininkas pasaulyje. Buvote taip susitelkęs į kiekvieno apdovanojimo ir kiekvieno pinigų lašo įspaudimą, kiek tik įmanoma, vien todėl, kad norėjote būti televizijoje. Norėjote būti mokslo saulės dievų, norėjote būti vaikinu, kuris viskam vadovauja. Norėjote dėl visko kaltinti Trumpą, norėjote užtikrinti, kad niekas kitas nepavogtų jūsų dėmesio centro. Jūs turėjote laiko pozuoti žurnalui InStyle. Štai ką veikite su savo laiku. Galėjote pozuoti žurnalui InStyle, bet negalite atsakyti Amerikos tautos klausimus. Galėjote pozuoti InStyle, bet čia naudojatės 5 pataisą. Galėjote pozuoti InStyle ir gauti $1 milijoną apdovanojimais. O dabar katinas perbėgo kelią ir atėmė žadą? Nebejoju, kad taip ir yra. Žinote, ką, štai mano išvada iš viso to. Visą šį laiką tai te buvo apie jūs. Kažkuriame etape praradote savo kelią. Galbūt kažkada ir buvote geras valstybės tarnautojas, nežinau. Bet iš to, kad dabar perskaičiau jūsų elektroniniuose laiškuose, ką pamačiau iš jūsų veiksmų, kaip naudojotės darbuotojais, galiu pasakyti, kad kažkuriuo metu viskas tapo tik apie jūs. Jūs tapote narcizų, megalomanų ir melagių. Jūs melavote Amerikos tautai ir melavote šiai institucijai
institucijai. Ir tai darydamas užtraukite gėdą savo profesijai. Pavadinote save garsiausiu pasaulio mokslininku. Jūs padarėte daugiau žalos mokslui nei bet kas kitas per mano gyvenimą. Ir tikiuosi, kad grįžęs namo užsirašysite savo dienoraštyje. Ačiū, pirmininkė.